Viena iš lengvai klojamų ir prižiūrimų grindų dangų yra PVC arba vinilinės dangos. Tačiau ir šiandien dažnai išgirstame lanksčiąsias roloninės dangas įvardinant bendriniu pavadinimu, pavadinant tiesiog linoleumu. Taigi pradžioje aiškinamės, kuo skiriasi terminai PVC danga ir linoleumas. PVC dangos yra gaminamos iš dirbtinės kilmės medžiagų, kurios turi geras dėvėjimosi savybės, atsparumą blukimui, matmenų pastovumą, taip pat pasižymi spalvų ir raštų įvairovę. O linoleumai, būtent ta yra savybė jų, kad pagaminti yra tik tai iš natūralių medžiagų, tai yra sakai, dervos, augalinės kilmės aliejai, medžio dulkės su tam tikrais užpildais. Renkantis PVC dangas, visų pirma reikėtų atkreipti dėmesį ne į spalvas ar ornamentus, bet į atsparumo patvarumo klases. PVC dangos pagal savo atsparumą yra skirstomas į buitinės paskirties, visuomeninės bei pramoninės paskirties PVC dangas. Buitinės dangos yra skirstomos į 3 klasės, tai yra 21, 22, 23 klasės. Visuomeninės paskirties dangos turi 4 klasės, tai yra nuo 31 iki 34 klasės, o pramoninės paskirties dangos taipogi skirstomos į 3 klasės, nuo 41 iki 43 klasės. Kuo skaičius yra didesnis, tuo danga yra patvaresnė, atsparesnė dėvėjimuis ir ilgamžiškesnė. Pagal sandarą PVC grindų dangos yra skirstomos į homogeninės ir heterogeninės dangas. Homogeninės dangos yra tokios dangos, kurios yra sudarytos iš vieno sluoksnio ir ta pati medžiaga sudaro ir pagrindo sluoksnį, ir rašto sluoksnį, ir paviršinį apsauginį sluoksnį. Dangai dylant, rašto spalva, išvaizda nesikeičia. Ši danga paprastai gaminama brūkšniukų, lašelių, taškelių, burbuliukų raštų įvairiose spalvinėse gamose, todėl jungiant, darant sudūrimą, nėra būtinas kruopštus rašto parinkimas. Homogeniniai dangai labai svarbus yra viršutinio sluoksnio apsauginis padengimas, kuris suteikia dangai geresnės dėvėjimosi savybės, kadangi nešvarumai užsilaiko žymiai sunkiau, nesusidaro dėmės, paviršius yra apsaugomas nuo cheminių medžiagų poveikio ir tai suteikia dangai ilgamžiškumą, geresnį dėvėjimąsi. Vienas iš pasaulinių lyderių PVC dangų gamyboje Gerflora yra užpatentavęs paviršiaus padengimo technologiją EvaCare, kuri šiuo metu neturi analogų pasaulyje. Tuomet, kai paviršiaus padengimas yra daromas gamybos procese, jau nereikia šios dangos papildomai vaškuoti, poliruoti ir šios procedūros nereikia atlikinėti jau visų šios dangos eksploatavimo laikotarpio. Heterogeninės PVC dangos sudarytos iš keletos sluoksnių. Pagrindas gali būti gaminamas taip, kad suteiktų dangai papildomas pagerintas akustinės savybės, termoizoliacinės, amortizacinės savybės. Kitas dangos sluoksnis tai yra raštas, kuris suteikia skirtingus dizainus dangai. Šiuolaikinės gamybos technologijos labai tiksliai leidžia imituoti plytelių paviršių, audinį, natūralaus akmens, medžio įvairius paviršius. Viršutinis heterogeninės dangos sluoksnis tai yra apsauginis sluoksnis, jis yra sudarytas iš skaidrios, tvirtos medžiagos. Kuo tas sluoksnis yra storesnis, tuo medžiaga, pati danga atsparesnė trinčiai, ilgamžiškesnė. Buitinėse dangose tas sluoksnis sudaro 0,15–0,4 mm, o pramoninės paskirties dangose gali siekti milimetrą ir daugiau. Šiandien PVC dangos yra gaminamos ne tik mums įprasto rulono pavidalu. PVC dangos gaminamos ne tik rulonų, bet ir lentelių pavidalu. Vakarų Europoje pastaruoju metu sparčiai populiarėja būtent šitas plytelių pavidalas. Šias dangas pasirenka ne tik tai dėl modernaus dizaino, tačiau jos turi ir praktinį privalumą. Jas klojant yra sutaupoma medžiagos. Kaip ir visos PVC dangos, ši danga yra klojama lengvai. Ant gero pagrindo pakanka turėti tik tai ruletę, kampainį ir aštrų peiliuką. Pabaigoje šiek tiek apie PVC dangų komponavimo privalumus. Norint įgyvendinti kažkokius tai dizaino sumanymus, yra labai paprasta šią dangą pjaustyti tiek
tiesiomis, tiek netaisyklingomis formomis ir kokybiškai bei lengvai sujungti skirtingų spalvų fragmentus, išgaunant subtilius derinius ir papuošiant interjerą.